girdėjau, ne pirmus metus grįžtate, tai norėčiau, kad pakomentuotumėt, kodėl grįžus šiais metais. Nes čia žiauriai fanas experience ir norėčiau pakartot. Labai įdomios paskaitos, man viskas patiko, maistas super. Į Campfestą atvažiavau, labai norėjau čia vėl papult. Kelintus metus šėlės grįžti? 5. 5 metus šėlės grįžta žmogus. Gerai, papasakok mums. Įkvėpė drąsos. Šiaip anksčiau bijodavau žmonių, ko su žmonėm negalėdavau kalbėti, tai šiaip tikrai padeda pasitikėti savim, atrasti save, kas tikrai kiekvienam jaunam žmogui reikia šių paskaitų, nes su šiom paskaitom aš pati galėjau įdrasinti save ir eiti toliau. Ar bijote palikti mergaitės? Visiškai ne. Labai patiko, kad daug pranešėjų iš tikrųjų ir gana aktualiom temom iš tikrųjų, būtent paaugliams. Galbūt didžioji dalis, kas nulėmė išleisti vaikus, tai tas. O bet jūs, jeigu būtume jauna, norėtumėt? Manau, taip. Aš šiaip susidomėjau, nes labai norėjau eiti kažkur į palapines, pasibūti. Tiesiog pasidomėjau, labai fainai viskas atrodė. Fainai matyti žmonės, kurie nori palapinėse būti gamtoje, labai fainai matyti žmonės. Todėl aš labai jums linkiu per šitas kelias dienas, kiek įmanoma atsiverti, kad galėtumėt gerti į save. Kiekvieną refleksiją, kiekvieną žvilgsnį. Ir iš to padėti susiformuoti savo, kas aš esu. Ta kelionė bus visą gyvenimą. Bet labai džiaugiuosi tos, kurie pagaliau pradeda į tai eiti ir išdrįstat pažiūrėti į save. Pasidalinsiu savo asmeninę istoriją pašaukimo link. Visiškai nežinau, ko aš noriu, kas man patinka, arba kai aš žinau, ko aš noriu, bet man tėvai neleidžia to, ko aš noriu. Nes tik patirdami klaidas bandyti. Nueisit studijuoti, viskas gerai, nepatiks, mesit, pasimsit kitą veiklą, išvažiuosit, pakeliausit dar geriau, pamatysit pasaulio, susipažinsit su žmonėm, praplėsit akiratį. Gyvenimas yra apie tą kelionę. Kaip jūs jaučiatės kelionės metu? Ar jūs tenkina ta kelionė? Ar jūs smaugia ir dusina? Ar jūs tai darot, kad greičiau paimsiu, padarysiu, kad įrodyčiau kažką tėvam arba kad paduočiau tą diplomą ir tada mausiu lauk? Ar jūs darot, nes noriu ir patinka? Jums reikalingas planas. Ar turite į ką galite atsiremti, atsisukti tuomet, kuomet jums yra sunku ir jaučiatės, kad randat save ir paklystat? Čia tavęs laukia begalė pranešėjų, pačiomis įvairiausiomis temomis, nuo verslo, meno iki saviugdos, priklausomybių. Turime dabar neregį, programuotoją, lektorių, tai daug tokių įvairių dalykų, kurių šiaip paprastoje aplinkoje ar mokykloje, ar šeimoje neišgirstum, mes surenkam tą pačią brangiausią, svarbiausią informaciją, kurią mes patys tikime, kad yra svarbi. Kai prisimenam savo paauglystę, ko mums trūko. Viską, ko mums trūko mūsų paauglystėje, mes sudedam į čia, į šitą renginį, į šitą sklypą, į šitus paviljonus, į šitus žmonės. Ir tikimės, kad kiekvienas jų atras save ir kad tu rasi savo pašaukimą ir rasi savo kelią į savo asmeninę laimę. Campfeste labai smagu praleisti paskutinės vasaros dienas ir čia labai gera proga atrasti save. Dabar tikslas yra, kad jūs patys savo atsakytumėte, kaip jūs galite turėti Campfeste laiką, kokį laiką.
Geras tai geras, bet galbūt jūs čia turite erdvę, kurioje realiai galite pasipraktikuoti to, ko negalėtumėt pasipraktikuoti mokykloje, gatvėje, parduotuvėje, eiti į sveiką kontaktą. Kokius gražiausius kadrus padarai?